Na ką, labą rytą visi. Pagaliau išvažiavom iš Vilniaus ir atvažiavom į Trakus, aplankyti Trakų pilį. Tai pavyks paplaukti ją, kokią valtelę. Dabar ieškom, kur susimokėti už parkingą. Taip, nieks nežino, reikia paklausti restoraną, ar jie žinos. Na ką, surandam, kur susimokėti. Einam į Trakus. Ženkliukas, mes važiuojam. Po to žiūrim, kad mes labai jau stabdom į priekį. Pačią pilį neinam, į muziejų. Pažiūrėjom vidinį kiemelį. Dabar planuojam ateiti aplinkui. Pasižiūrėti visas gynybinės sienas. Kas kaip kur. Ir tada bus matyti, eisim į vidų ar ne. Tai čia išvilės irgi. Tai kokia pilis buvo visų, ne? Va, atrodo. Ten per baldą pat. Ką? Aha. Ten dvaras. Užutrakis. Užutrakio dvaras. Ten šiaip irgi labai graži. Jo. Labai
Vat priima visur, kur eina. Aš nežinau, Ne, žinau, Nu ką, baigiam apėti visą Trakų pilį. Labai graži, didžiulės aukštas gynybinės sienas. Ką Lietuva turi tikrai gražią. Ką, nežinau, žiūrėsim, gal įeisim į vidų, ne. Vat apiplaukti tikrai reikės. Nes dar mano giminaitės atvyksta į Trakus pasimatyti ir atsisveikinti. Mūsų kelionė į Lietuvą gaunasi giminių kelionė. Kaip saka, reikia duoklę atiduotis giminėm. Mes pasiimti čia ir buvo gerai. Aš galiu palaukti. Ne taip ir noriu. Ne taip ir noriu. Tai einame į lauką, nes viena į lauką. Labą dieną, gal nori plaukti, prašau. Nu ką, baigiam Trakus, atvykom į Angelų kalvą. Padėt po angeliuką, kad įsipildytų mūsų noras. Taigi va, turim tokią didžiulę kalvą su angelų skulptūrom. Ir kai padedi mažą angeliuką, prie tos skulptūros, galvoji norą, išsipildo. O čia visokių yra angelų. Dėl sveikatos, dėl laimės, dėl pinigų, dėl sėkmės, dėl visko. Tai va, jei norit, kad jūsų noras įsipildytų, prašom atvykti į Angelų kalvą, kuri yra šalia Trakų, ir padėti savo angeliuką ir tikėtis, kad noras įsipildys. O mes šiandien irgi dėsim angeliuką už sveikatą. Tai ką, einu padėti. Ačiū. Taigi, vis dėlto aš padėsiu savo angeliuką už sėkmę. Atidėtų sėkmė,
Tiek gyvenime, tiek sveikatoje, tiek šeimoje. Va. Šis mažas angeliukas keliauja prie šito sėkmės angelo. Tai padedam. Čia užsigalvojam norą. Tai va, padėjom angeliuką, sugalvojom norą. Mano šeima taipogi eina, ieškosi angelo, prie kurio padės savo mažą angeliuką. Pasižiūrėkit, kiek čia tų angelų yra pilna. Kokį angelą ieškai, Meli? Klaipėda, važiuojam į Klaipėdą. Mes Kaune. Laikykitės kelio. Mega man asocijuojas grynai Klaipėda. Nu visai jau toks nedidukas. Nedidskas. Labai mažytė ženklas. Galiu pasakyti. Ei, sveiki atvykę į Klaipėdą. Į lietingą Klaipėdą. Mes prie Granduso. Einam pavalgyti į kiniečių restoraną, susitiks su mano mama, broliu ir sūnėnais daktarėčiam. O, į Klaipėdą per tokį lietų. Tam Baltijos sunčinom čia, tos statinės. O, nežinai, robot. Atveža maistą. Nu ir ką, jis ras kur mes. Palikom Klaipėdą, pavalgėm kiniečių restorane su savo broliu ir mama ir jo šeima taip pat. O dabar turim ilgiausią kelionę iš Klaipėdos į Biržus, kuri truks apie 4 valandas. Tai apie vidurnaktį turėtume būti vietoj. Ką darysim, tokia jau diena šiandien mašinoje. Keliaujam. Tai paskutigimus šis seksis keliauti iki Biržų.